Na, ką sveiki visi, su jumis Vešikis ir šiandien mes pažaisim Minecraftą. Ir čia jau bus visa epizodų virtinė, nes mes čia žaisim, čia aš užkopiau biškį, mes čia žaisim Eldariją ir galim biškį pasididinti, pasidarom tokį, kad jums mažiau lagintų. Ir mes čia žaisim Eldariją, kaip sakiau, ir čia tokios kaip gražios vietos, kaip kas, taip, kiek mačiau iš lietuvių dar nelabai daug kas yra žaidę. Mes iškart pradėkim taip griausmingai ir nahui. Gerai. What fuck. Kaip matote, su skinu, bulet, kuris mygtukas. Va, su gražuolis. Su skinu. Bet mano vardas yra Angel 2000, nežinau dėl ko. Čia skylė, karočiui, juodoji. Jeigu suprantat. Yra iškart nusigerant medžių. Mačiau ten keletą karvių. Nu, išgyventi jau čia įmanoma bus. O, kol aš čia priskirstos medžio, tai... Ir žiūrėkit, jis gyvena 1, 2, 3, 4 metus. Nu, kaip reikėdavo skaičiuoti po tas eilutes medžio kažkokias hui paryš. Neatsimenu dabar gerai. Jo, ačiū už 30 subų. Man tai visai nemažas skaičius per 2 savaitės. Man tai yra daug. Nežinau kaip kitiems, manau, kad kitiems tai tikrai labai mažas skaičius, bet... Ką žinau, man tai yra didelis skaičius. Pavyzdžiui, su palyginus su V Edvinu, nu, tai čia tikrai yra smulkmena, nes jisai ten turi, dabar kiek atsimenu, 28 000 subscriberių Lietuvoj. Kiek žinau, arba kiek esu matęs, tai jis man atrodo, kad turi daugiausiai. Gal, bet taip tiksliai negaliu pasakyti, nes nelabai atsimenu dabar. Bet šiaip kiek mačiau iš savo matymo, tai jisai daugiausiai turi. Iš mano matyti. Minecraft turi 20 ar 18 tūkstančių, nelabai irgi atsimenu. Ar net mažiau negu 18. Nu, žodžiu. Ai, čia mes lošiam ant 1.5 versijos. Kas ant šitos versijos yra gero, naujo, ar kaip kitaip. Ant šitos versijos yra redstone blokai. Po to eina visokie, tiesiog naujas, kaip pasakyti, naujas tiesiog labai daug ko su redstone sudėta. Mes tai pabandysim, aš dar nežinau, tik pažiūrėjau Vefobo live streamą 1.5 versijos atnaujimą, tai buvo beveik vien su redstone. Dar žinau, kad sniegą eina ten kažkaip dėlioti, ten kažkas tokio. Ir eina bėgiot ant laiptų, sprintint tipo. Ir man lagina kažkodėl 7 FPS, o 40, gerai. Ir net nežinau, kur čia mums apsigyventi, nes jau medžio kaip ir turim. Maisto reikės gauti iš karto, mes šį lošimą normal, nežinau. Gerai, ir kur mes čia einam? Čia yra achievementai, pavyzdžiui. Jo, yra. Gal pabandysim įvykdyti visus achievementus. Gal. Rai, čia potionai, čia kažkas tokio, čia deimantai, čia. Reikės nužudyti būdą use plants and sticks to make a sword. Nu, aš padariau, pavyzdžiui, nemedyti. Nu, žodžiu. Gal vykdysim, gal ne, lipam ten kažkur. Aš net neįsivaizduoju, kur čia gyvent. Čia, man atrodo, reikės gyventi medį, namelį medyje, nes, kaip mato, čia hui pareiš medžių, blėt, kaip ryšikta. Gal net čia ir apsigyvensiu, nes neblogo dydžio medis, viduj bus daug vietos. Tai turbūt aš viską labai gražiai sugreitinu ir pasistatysim mes namelį medyje. Gerai, ir tuoj sugrįšiu. This is a Grandpa Time production.
Nu, sveiki sugrįžę, va padariau. Nu, čia laikysiu čestus ar kažką panašaus, čia toks įėjimas, man biškį lagina, nežinau dėl ko, gal pasitrumpint biškį tokio. Va, nu, čia jį dar praplėsiu, bet reikia man irono, nes reikia žirklės pasidaryti, lapų gaut. Ir valgyt man jų reikia, bet naktis nieko negaliu padaryti. Pasodinkim medį. Gerai. Visai linksma chata, nežinau, man patinka. Čia klausiausi dabar, biškį vėjavo iki Ohatos TeamSpeak'e buvau, pašnekėjau, čiuveris juokingai šnekėjo. Visi ten pažvengė, gerai. Ką dabar galim padaryti? Dabar niek negalim padaryti, kepiausi čarkaulą, nes eisim mainintis. Jei, bet pirmą mums reikia maisto. Taip, mums reikia maisto ir mums reikia često, bet aš neturiu medžio, todėl reikia išsikirsti. Nu, medyje mes gyvenam, tai nemanau, kad labai daug trūks medžio. Gerai, siemu šitą. Ir šitie epizodai bus tol, kol nupisiu aš nuo vaizdo Ender ir Wither skeletoną. Ne skeletono, Ender Dragono ir Wither bossą. Ar koks ten antras žodis prie Wither yra, aš nelabai atsimenu. Nu, pavom vienas čestas, tai šiais skirtumas. Gerai. Padedam tą čestą čia. Įdedam visą cobblestone'ą. Palaukiam nakties ir toj sugrįšiu, kai... Oi, palaukiam dienos. Sugrįžę ir mes jau einam. Oh, neinam. Oh, fuck, ir dar vienas draugas. Holy shit. Gerai. Reikia tikrai palaukti dienos, nes jau nuo šitų draugų nusiimsiu HP spėju. Bandom taip. Opa. Tas dukas nemanau, kad užlip. Oh, fuck, pažiūrėjau į Endermaną. Eik tu nahnu, sprogu pizda. Opa. Deg, suka. Nemanau, kad tas Endermanas mane dar muš. Jeigu muš man tai žopa, bet... Bandom lipt ant žemės. Nežiūrim jį. Jo, kaip tylo, ten dar vienas šiuvelis, aš jį noriu išsprogdinti naktį, nes jo draugas mane ir nusprogdino. Die, bitch. Oh, shit. Gerai, man reikia maisto. Dabar gaila, nes neturiu reimin mapo ir galiu pasiklysti labai lengvai. Ir tas fucking nepatinkama. Jo. Ką čia padarius, o nieko mes nepadarysim, man reikėti pavalgyti. Kur tas karves pamelšiu, ten kiek čia tų draugų yra daug. Jo, pasidariau antainį, nes net pats nesuprantu, kodėl šitaip lagina. Man tikrai reikia karvių, karvės, aš pasidarysiu tokį kelią, kad mano namai yra kažkur ten. Šitipo rodiklė ten. Eit, nes... Galiu labai lengvai pasiklysti. Nu, aš nesu toks... Jau, aš ten nenoriu eit. Aš nesu toks, kaip pasakyti, sugebėjimų žmogus, kuris gali nueiti ten Minecrafto ten kokius 5 kilometrus ir nepasiklyst. Nu, aišku, jeigu eisi į vieną pusę, tai jo. Bet aš čia, kaip matot, ieškau gyvūnų, nes 4 gyvybės belikau. Gyvybės. Man dar ten tokį prikolo YouTube'į pasižiūrėjau, eik nahui rusų mišką, bus tas to prikolo linkas description'e. Šuo, bet neturiu kauno. Fuck. Jo, ten toks senukas, sėdi ten, taip ateina jį ir pagrobė rusų mišką ir jisai taip sako, eik nahui rusų mišką, eik nahui rusų mišką. Ten žodžiu, ten toks prikolas yra. Gerai, nežinau, kur čia tų... Čia įmanoma ras gyvūnų, bet aš mačiau karvę, nežinau, kur aš mačiau. Jo. Nu, mums čia su maistu, tai jo, reikės javų užsiauginti, spėju. Nes jau problema su maistu ir aš jau net nebežinau, kur aš gyvenu, ten kažkur. Už to kalno. Čia žemės blokas, čia...
Jopšik mat. Aš kiek žiūrėjau šiaip paveiksliuką šito mepo, tai kažkur čia ugnikalnis yra kažkas tau. Net neįsivaizduoju. Gerai. Mums reikia paėst. Turim kardą, bet neturim paėst ir aš jau nebegaliu sprintint. Jopšik mat. O, shit. Čia nelendam. Ten irgi nieko nebus, mano manimu. Jo, mepas man dabar tikrai padėtų. Jo, kitą epizodą bus šių mepų. Aš net nežinau, kiek laiko jau filmuoju. Gal 2 epizodų šiais, gal. Jo. What the fuck, kur čia maistas? Jopšik man. Gerai, bandom iš medžio gauti obolių. Nemanau, kad čia pavyks mums. Gerai, užpiso mane. Nudročinau medį visą. Gerai. Taip noriu pradėti su draugais filmuoti šitą Minecraftą, bet vienas serga, kitas ten užsiėmęs, kitas dar ką nors, ten, žodžiu. Čia kaip tankiai medžiai auga, tai what the fuck. Šitą nukirsiu medį, kol pasibaigs kirvukas, gal pasibaigs, ne, pasibaigs. Gerai, dar ir šitą spėsim nukirst ir turėtų jau pasibaigti. Jo. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ai, ne, nieko įdomaus. Galvau, urvyną atradau. O čia nieko įdomaus. Gal. O gal ir. Bet aš žinau, kad aš jau mirsiu. Lipam greičiau ant vandens, nes zombiai daunai negalės palipti. Tada, nes aš kitaip mirsiu, nes man žinosiu, kad čia yra keivas, čia tai geras, gerai. Ir man beliko fucking vienas maisto baras. Man užpės pradeda. Gerai, lipam čia. Jo, bet fainiai turiu 30 prenumeratorių. Jo, ir turiu kažkokius 2 daunus, heiterius, nes jie jau dislikeina mano vidus. Tai jau kaip paklausiau ant Vėjavaikio Hatas TeamSpeak'e, tai reiškia, aš jau esu populiarus, jeigu turiu heiterių. Jeigu tu dar neturi heiterių, tu dar nesi populiarus. Nes heiteriai yra daunai, paskutiniai. Parodyčiau fucką, bet nekuriu video vlogų, kur pats save filmuočiau. Sorry. Čia aš apie heiterius kalbu, apie jumis, kas mane subscribina, tai jūs maladėts esat, visus gerbiu. Jo, ir aš jau mirštu, video. Nu, pirmą dieną visai nieko, jo. Maisto trūkumas. 2 širdutės. Man pala, aš numirsiu, ar man pasiliks viena širdutė. Ar pusė širdutės. Pala, nu, žiūriu, mirsiu, ar kaip. What the fuck, įsijungiu koordinatas, kad per vidą atsekčiau. Jeigu mirsiu. Ne, nemiršu. Gerai. Visų pirma, man reikėtų namus atrast. Antra, man reikėtų kaulų užsiauginti žolį. Arba nors sėklų gal. Jo, namą tai tikrai pamečiau. Net neįsivaizduoju, kur dabar mano namas. Karoč, per kitą epizodą jau būsiu įsirašęs reiminį mapą. Būsiu savo name. Ir pasidarysiu, palaukit, toj grįšiu. Sveiki sugrįžę ir ką tik įsipisau, blėt, į kėdę. Pizda, kaip koja skauda. Nahui. Fuck, kurva, blėt. Fuck, na, gerai. Tai žodžiu. Supykęs nenoriu filmuoti, blėt, nes žiauriai skauda. Su jumis buvo Viešekis, ačiū, kad žiūrėjot ir laukit antro šito video. Iki.